Tai sveiki visi ir kaip matote, filmuoju jau antrąjį video. Šį kartą jis bus apie programėlę vardu Spotify. Tai pasijungiam savo telefoną. Ir programėlę. Tai Spotify. Tai yra tiesiog programėlė, per kurią galite klausytis muziką. Ir ką galime rasti? Tai visokie playlistai, tiksliau grojaraščiai. Pavyzdžiui, pabandom pajungti. Ir tiesiog failą spausti nebūtina, tiesiog shuffle play. Ir iš karto groja. Vis dainų sąrašas yra apačioje. Galite visada pasižiūrėti, kas pas jūs gros ir panašiai. Taip pat išjungs programėlę muziką, taip pat neišjungia. Biškai pagarsiai. Ir štai taip. Iš ties atrodo lengva programėlė ir nieko daugiau. Taip pat galite pasižiūrėti mėgstamiausius žmonių grojaraščius. Tai būtų Today's Top Hits, šiandienos geriausi hitai, 100 geriausių dainų per Spotify, iTracks, blemo, kas tas tracks, aš nežinau. Toliau 100 geriausių pop dainų, 100 geriausių roko dainų, indiškų dainų, alternatyv, hip-hop, R&B, country tracks ir Viral 50. Kas tas Viral 50? Niekas nežino. Ir man atrodo, reikia spausti tiesiog šitą rodiklėlę, kad grįžti. Jo. Taip pat nauji leidiniai, tai yra nauji grojaraščiai, išleisti ne pačios Spotify komandos, o kažkokio tai žmogaus. Ir pažiūrim, shuffle play. Daina pasileidžia random iš viso sąrašo. Čia jau, kaip matome, nėra labai daug. Bet dar seniau eidavau man prasukti kitą dainą, dabar nieko neįdu, tik sustabdyti. Tai žiūrime, kas toliau, ką padariau, va, viskas gerai. Ir Discover, kas tas yra, nei pats nežinau, tiksliau, kas jo viduryje. Ir pažiūrėsim to. Nagi. Ai, nesmė, pasižiūrėsit patys. Bet apačioje yra visokie. Ai, va. Čia yra, kokių grojaraščių norit pagal kokią nuotaiką ar kažkokį tais dainos stilių. Tarkim, pasirinkam pop. Ir štai karščiausi Jungtinės karalystės hitai, All New, viskas nauja ir dabar ir panašiai. Blema, kaip šiandien žodžių nerandu. Čia gal jis prasukti. O, čia eina, matot. Taip pat sąrašas yra čia ir dainų jau gerokai daugiau. Tai va, dabar galim pasižiūrėti, kas yra. Nors šiaip nebuvau net žemiau nuėjęs, ar čia kas nors. Ne, nieko nėra. Tai browse, tai yra meniu. Kaip matote, aš prisijungęs, tai Martynas P. Čia net nežinau, kas toj dėžutėj. Ai, žinutės. Ir yra searchas, kur galite ieškoti kažkokios tai dainos. Čia tokia programėlė kaip vietoj YouTube'ės iš karto. Browse, tai tas puslapis toks
namų puslapis, tarkim, pavadinkim. Radio. Radijas. Čia yra. Ai, tai tiesiog dainos jo. Toliau. Tavo muzika. Songs. Shuffle play. Ai, čia. Reikia parodyti jums. Browse. Iš bet kokio dabar to playlisto. Na, jungs. Iš bet kokio playlisto paspaudžiame. Yra dainos, paspaudžiame tų taškiukų 3 ir ačiū. Lygtais, kad taip. Arba tiesiog kažkokį save. Ir ta daina turėtų atsirasti Your Music. Viena prie playlistų. Tai viena jau bus čia. Ta, kurie pafollowinam playlistą turėtų, tai, nu jo, pafollowinam, tai iškart atsiranda tam prie playlist. Ir kas dar čia yra? Songs, va dabar jau bus 2 dainos, bent jau turėtų, tos 2 yra, kur išsaugojau. Toliau albums, šito net nežinau. Iš kur šitie čia atsirado? Pažiūrim, kas čia gero. Later. Man čia tik ta daina ir bus. To dainininko. Aišku. Ir artistai, tai bus taip pat tos 2 dainos, kurios yra išsaugotos. Nustatymai. Yra apie programėlę, jos taisyklės ir tie taisyklės ir sąlygos, kas dar. Kai atsijungęs būni ir atnaujinimas. Va, kaip man, kai paklausai vieną dainą, iš karto didėja, rašo, kiek išnaudojat intiko su ta daina, tos dainos klausytam. Išjungia, galite išjungti. Ai, čia tik tai premium, gali taip. Gudri vilkai. Toliau music, quality, galite pasirinkti dainos. Ką? Netgi to negalima, viskas čia premium. Eikit kakoti tada. Ir social. Ir čia bus. Ne, čia va, galite privačiai rašyti, čia leidžia. Taip, browse, grįžtam. Ir viskas, pažiūrim workout kokie gali būti. Listai. Power workout. Follow, pabandom pafollowint. Ir iškart turėtų atsirasti Your Music, playlist. Power workout yra 111 dainų, o dieve. Kiek čia laiko užtruktų dabar tas sportas mūsų su 111 dainų? Tikriausiai daug. Tai ką, tiek šiam kartui. Ačiū, kad žiūrėjot ir susitiksim kitame video tikriausiai. Tai buvau aš Martynas PI ir tiek. Iki.